Išrašiau savo čekį vertą $10 milijonų už atliktas vaidybos paslaugas ir daviau savo 5 metus. O gal ir 3. Ir datavau jį 95-ųjų padėkos dienai. Įsidėjau jį į piniginę, bei vis jį glamžydavau ir glamžydavau. Beveik prieš 95-ųjų padėkos dieną net nenutokiau, kad užsidirbsiu $10 milijonų už vaidmenį filme Bukas ir bukesnis. Kur dėmesys, ten ir energijos pliūpsnys. Mes esame savo minčių ir veiksmų rezultatas. Mokomės apie pinigus ir sėkmę kasdien. 85% milijonierių tapo jais nieko nepadedami. Galite būti kuo tik geidžia širdis, jei turite tam ryžto. Pažvelgus į šią planetą nuo Žemės, viskas, ką galime daryti, tai tik laistyti ją. Mes negalime valdyti saulės spindulių, orų bei kitų veikiančių gamtos faktorių. Viskas, ką galime, tai pasodinti sėklą, laistyti ją ir tikėti. Tai man leido būti tuo, kuo esu būtent dabar. Aš niekada nenustojau tikėjęs. Nenustokite tikėję. Nuspręskite, ko norite ir siekite tikslo visomis jėgomis. Nešvaistykite laiko su greitų turtuolių kepimo schemomis. Sukurkite produktą ar paslaugą, kurkite verslą ir tobulinkite jį iki tobulybės. Niekada nepasitraukite. Niekada neleiskite jūsų nuvilti, jei tikite tuo, ką darote. Daug žmonių bandys pakeisti jūs. Sakys, kad klystate, kad neverta. Jei tikrai turite aistrą tam, ką darote, stumėkitės į priekį ir jei nepavyks, susimkite ir bandykite dar kartą. Galiausiai, jei jūs tikrai nusiteikęs, jums pavyks. Nemeskit to. Tai didžiulė galimybė. Tai didžiulis jūsų žingsnis. Visus šiuos metus, kuriuos dirbau, pasitraukė tik vienas žmogus. Pasitraukė, metė tai. Esu nustebęs, kad buvo tik vienas žmogus. Kadangi kai kurie žmonės kai kada labai kenčia. Labai sunku. Žmonės sako, kad tam, ką darai, reikia daug užsidegimo. Ir tai tikra tiesa. O to priežastis ta, kad labai sunku. Tačiau racionalus asmuo niekada nepasiduos. Tikrai sunku. Ir tam pasiekti turite veikti greitai. Jei jūs to nemėgstate, jums nepatinka veikla, jūs galiausiai pasiduosite. Ir tai dažniausiai daugumos problema. Pažvelgus į tuos, kurie sėkmingai pasiekė tikslą, ir į tuos, kurie ne. Tie, kuriems pasisekė, mylėjo savo veiklą. Tad galėjo ją mėgautis, kai tapdavo tikrai sunku. O tie, kurie nesmėgavo, metė tai. Yra posakis. Kodėl turėtum daryti tai, jei to nemėgsti? Tai daug sunkaus darbo, daug jaudulio ir apmąstymų. Ir jei nemėgsti to, susimausi. Padarykite sprendimą. Tiesiog nuspręskite. Kas tai, kuo jūs būsite ir kaip tai darysite. Tiesiog nuspręskite. Ir nuo to taško visą tą pasitrauks jums iš kelio. Tik 1% žmonių tikrai turi pasitikėjimo savimi rizikuoti. 99% visuomenės gali dirbti, kai verslas jau veikia. Tik 1% turi drąsos iš tikrųjų rizikuoti ir sulaužti tam tikrus savo bei kitų standartus, kurie ir sukuria tuos darbus. Kai kas manęs paklausė, ko aš išmokau iš savo tėvo. O aš iš tėvo išmokau to, kad darbas gali pradžiuginti. Tikrai paversti laimingu. Bet tam reikia ir noro. Reikia susidurti akis į akį su privalomybė ir ją pakeisti.
Kai kurie žmonės privalo išgyventi, kai kurie tiesiog būti, kai kurie būti laisvi, kai kurie išleisti daugiau nei gali, kai kurie rūpintis aplinkiniais. Bet kuri privalomybė, jie privaloma gauti. Smagu būti kitokiu, jei sulaužai savo nustatytus standartus. Kaip pakelti save į kitokio lygio, kaip dalykai gali staiga keistis. Viskas apie savo privalomybės pasirinkimą. Viskas apie tai, kai savo pasakai, viskas bus taip. Jei jums 30, dar turite gyventi 21 000 dienų. Kiekviena diena iš šių, kurią išvaistote, niekada nesugrįš. O dabar pats laikas kibti prie darbo. Tad pakelk užpakalį, parašyk planą ir imkis veiksmų. Niekada nereikia nieko laukti, pradėkite dabar pat. Turiu nesąžiningą pranašumą. Buvau kare, o kiti su manim buvę vyrukai mirė. Viskas labai įtempta. Kaip man pasitraukti? Dauguma iš jų buvo bailiai, vėplos. Jie neturėjo to. Mes pradėjome nuo to, kad kiekvieną dieną visi ėjome ir ėjome. Mums prieš akis užtrenkdavo duris. Tačiau genialusis mūsų dalykas, kurį darėme, niekad nepasidavėm. Jūs esate teisingame kelyje, bet privalote išlikti. Vyrukas, kuris buvo pasiruošęs stumdytis daugiausiai, bus būtent tas vyrukas, kuris pagaus kamuolį. Kuo sunkiau dirbsi, tuo garsiau atsilieps sėkmė. Leis pasakyti tau tai, ką jau žinai. Pasaulis ne vien saulės spinduliais ir vaivorykštėm klotas. Tai labai pikta ir paini vieta. Ir man nesvarbu, koks kietas esi. Jis tave paklupdys ant kelių ir taip teks klūpėti amžinai, jei leisiesi. Niekas taip stipriai nesmūgiuos kaip gyvenimas. Bet svarbu ne tai, kaip stipriai smūgiuosi. Svarbu tai, kiek gali tų smūgių pakelti ir eiti toliau. Kiek gali iškęsti ir judėti į priekį. Taip laimima. Jei manai žinai, ko esi vertas, gausi ko vertas. Bet turi būti pasiruošęs priimti smūgius, o ne rodyti pirštais ir sakyti, tu nesi tuo, ko nori būti dėl jo ar jos, ar bet ko kito. Bailiai taip elgesi, o tu netoks. Tu geresnis. Prie darbo, dabar pat. Jei praleidote 100% prie sveikatos priežiūros, būsite sveikas, tai faktas.